Esu gydytoja endokrinologė Vita Lizdenienė. Šiandieną norėčiau trumpai pakalbėti su jumis apie skydliaukę. Tai yra išties nedidelis organas priekinėje kaklo dalyje, liauka, kuri atsakinga už begalę funkcijų mūsų organizme. Ir sutrikusi skydliaukės veikla, jos funkcija gali pridaryti nemažą bėdų. Kokie dažniausiai tie skydliaukės veiklos sutrikimai galėtų būti? Tai jie yra skirstomi į tirotoksikozę, kitaip vadinama, kada skydliaukės veikla dirba per stipriai ir išskiria per daug skydliaukės hormonų ir tokiu būdu tai yra nuodijamas organizmas hormonų pertekliumi. Ir kas tada vyksta? Tokios būklės metu pacientams krenta svoris, plaka tankiai širdis, permušinėja širdis, gali trikti širdies ritmas, vargina gausus prakaitavimas, fizinio krūvio netoleravimas, karščio netoleravimas, didelis nuovargis. Tokios būklės metu pacientai iš tikrųjų dažnai išsigąsta ir galvoja pirmiausia apie širdį, galvoja, kad yra kažkokios kardiologinės problemos ir kaip bebūtų gaila, dar ir šiandien kartais tokie pacientai pradedami tyrinėti priešingą kryptimi, pradedama ieškoti kažkokių onkologinių patologijų dėl krentančio svorio, širdies patologijų, dėl ko tas ritmas širdies trikinėja. Tai tokiu atveju tikrai labai yra svarbu nepamiršti patikrinti skydliaukės elementariai hormonų ir jeigu yra randami pakitimai, būtinai reikėtų apsilankyti pas gydytoją endokrinologą ir mes šitą problemą padėsime išspręsti, pirmiausia, ieškodami priežasčių tirotoksikozės. Na, o kita patologija, kita skydliaukės veiklos sutrikimo rūšis, pavadinkim taip, tai yra hipotirozė, kada vyksta atvirkštinis procesas, kada skydliaukė dirba per lėtai, jinai nepakankamai išskiria, nepakankamai gamina hormonų ir dėl šitos priežasties žmonės jaučiasi labai pavargę, labai slenka plaukai, oda sausėja, atsiranda vidurių užkietėjimas, sunku sukoncentruoti mintis. Tai tokiu atveju taipogi yra labai svarbu išskirti ir pagalvoti apie skydliaukę ir ištirti skydliaukės veiklos rodiklius. Jeigu yra pakitimų, vėlgi būtinai labai kviečiame, labai raginame apsilankyti pas gydytoją endokrinologą, kad jums būtų suteikta pagalba ir rastume kažkokį sprendimo būdą.